Sveiki. Vėl troliai mumiai. Burtininko skrybėlė, 4 skyrius, kuriame Frekensnork nuplinka per naktinį Heftifnatų antpuolį ir kuriame pasakojame apie nepaprastus radinius negyvenamoje saloje. Vidurnaktį Frekensnork pabudo iš siaubo. Kažkas prisilietė jai prie veido. Pasižiūrėti jį neišdrįso, bet neramiai patraukė nosimi. Atsidavė degėsiais. Frekensnork apsiklojo galvą ir pusbalsiu pašaukė: Muminuk, muminuk. Muminukas iškart pabudo. Kas yra? Paklausė jis. Mums gresia pavojus, sušnibždėjo Frekensnork iš po apkloto. Jaučiu, kad čia tūno kažkoks pavojus. Muminukas įsistebėlijo į tamsą. Šalimais kažkas buvo. Klaidžiojančios švieselės, vos šviečiantis vaiduokliai slankiojo tarp miegančiųjų. Muminukas pažadino Snusmumriką. Žiūrėk, sukuždėjus išsigandęs vaiduokliai. Ne, atsakė Snusmumrikas, tai Hatifnatai. Perkūnė juos įelektrino, todėl jie ir švyti. Kitokai pelė pošluota, antraip tave nutrenks elektra. Hatifnatai regis kažko ieškojo. Jie rausėsi po pintines ir degėsių kvapas stiprėjo. Staiga visi susigrūdo į kampą, kuriame miegojo Hemulis. Kaip manai, ko jie iš jo nori? Nerimaudamas paklausė Muminukas. Tik barometro, pasakė Snusmumrikas, juk įspėjau jį, kad nesineštų. O Hatifnatai dabar surado barometrą. Bendromis jėgomis Hatifnatai tempė barometrą laukan. Jie užsirapštė ant Hemulio, norėdami geriau įsikibti į barometrą, ir dabar jau ne tik atsidavė degėsiais, o nutyso ilgą jų juostą. Snifas pabudo ir pradėjo zirsti. Ta valandėlę palapinę perskrodė staugimas. Vienas Hatifnatas užmynė Hemuliui ant nosies. Tuomet visi pašoko iš miegų. Kilo neaprašoma maišalynė. Baimingi klausimai susiliejo su skausmo riksmais. Kai kas nors užmindavo Hatifnatą ir nusidegindavo arba pajusdavo elektros smūgį. Hemulis lakstė kaip pašėlęs iš baimės, įsipainiojo į būrę ir palapinė sugriuvo. Didesnio siaubo neįsivaizduoti negalima. Snifas paskui tvirtino, kad mažiausiai valandą jie kapanojosi iš po būrių. Galimas daiktas jis truputėlį perdėjo. Tačiau, kai jie pagaliau išsilaisvino, Hatifnatai buvo dingę miške su barometru. Ir niekas nė trupučio nenorėjo jų vytis. Garsiai aimanuodamas Hemulis įkišo savo nosį į šlapią smėlį. Šito tai jau per daug, verkšleno jis. Kodėl vargšas nekaltas gamtininkas negali gyventi taikiai ir ramiai? Gyvenimas apskritai nėra nei taikus, nei ramus, iškilmingai pareiškė Snusmumrikas. Lietus liovėsi, pasakė Muminuko tėtis. Žiūrėkit, vaikai, dangus įsigiedrijo, netrukus jiems aušti. Muminuko mama stovėjo ir drebėjo nuo šalčio, tvirtai suspaudusi savo krepšį. Ji apžvelgė audringą jūrą. Vėl statysime namą ir bandysime užmigti, paklausė ji. Neverta, tarė Muminukas, susisupsime į apklotus ir palūkėsime saulėtekio. Taigi visi susėdo vorelę ant smėlio, prisiglaudė vienas prie kito. Snifas įsiprašė į vidurį, nes ten jo manymu buvo saugiausia.
Neįsivaizduojate, kaip aš įsigandau, kai kažkas tamsoje prisilietė man prie veido, tarė Freken Snork, baisiau negu perkūnija. Jie sėdėjo, žvelgdami į šviesėjantį dangų virš jūros. Jūra nurimo, bet bangos šniokšdamos dar ritosi ant kranto. Rytuose ėmė brėkšti, labai atšalo. Ir tada ryto sambrėškose jie išvydo hatifnatus, keliaujančius iš salos. Laivelis po laivelio, kaip šešėliai, suko apie kyšulį ir plaukė į atvirą jūrą. Puiku, pasakė Hemulis. Tikiuosi, jog niekuomet nebepamatysiu nei vieno hatifnato. Greičiausiai jie susiieškos kitą salą, tarė Snusmumrikas. Paslaptinga, niekieno nesurasta salą. Ir ilgesingų žvilgsnių nulydėjo lengvus mažųjų keliauninkų po pasaulį laivelius. Freken Snork miegojo, pasidėjusi galvą muminukui ant kelių. Ties horizontų rytuose jau nusidriekė pirmieji saulės spinduliai. Keletas debesų pamirštų audros staiga praplyšo, lyg rožės pumpurai, ir saulė iškišo savo liepsnojančią galvą iš jūros. Muminukas pasilenkė žadinti Freken Snork. Ir tada pastebėjo baisią nelaimę. Gražieji jos plaukai buvo nudegę. Tai atsitiko greičiausiai tada, kai ją užkliudė hatifnatas. Ką jis pasakys? Kaip nuramins ir paguos ją? Kokia katastrofa? Freken Snork atmerkė akis ir šyptelėjo. Žinai ką? Skubiai pratarė muminukas, man nutiko keistas dalykas. Vis labiau ėmė patikti tos mergaitės, kurios neturi plaukų. Šit kaip? Nusistebėjo Freken Snork. Kodėl? Tos, kur su plaukais atrodo tokios apsivėlusios, tarė muminukas. Freken Snork tuoj pat kilstelėjo letenas, norėdamas susišukuoti, tačiau vaje, jie apčiupė tik menką apdegusi plaukų kokštelį. Su didžia baime jis įspitrėjo į tą kokštelį. Tu nuplikai, pasakė Snifas. Bet tau labai tinka, pagudėjo muminukas. O ne, neverk. Bet Freken Snork krito ant smėlių ir graudžiai įsiraudojo, nes neteko didžiausios savo puošmenos. Visi apspito ją, bandydami pralinksminti. Veltui. Pažiūrėk į mane, aš gimiau plikas, pasakė Hemulis. Iš tikrųjų puikiai jaučiuosi ir toks. Ištepsime tau galvą aliejumi ir plaukai vėl ataugs, tarė muminuko tėtis. Ir dar garbanoti, tarė muminuko mama. Ar tai teisybė, gaikščiai Freken Snork. Ir dar kokia, patvirtino mama, tu įsivaizduok, kokia miela tu būsi su garbanomis. Freken Snork liovėsi verkti ir atsisėdo. Žiūrėkite saulę, tarė Snusmumrikas. Ką tik išsimaudžiusi, nuostabi saulė kilo iš jūros. Visa sala žvilgėjo ir švytėjo po lietaus. Aš pagrosiu jums ryto dainelę, pasakė Snusmumrikas ir išsiėmė lūpinę armonikėlę. Ir visi smagiai užplėšė. Nakčiai galas bus diena, hatifnatų nebėra. Linksminkitės nuoširdžiai, Freken Snork išaugs plaukai. Bėgte maudytis, sušuko muminukas, visi apsimovė maudymosi kelnaitės ir puolė į bangų mūšą. Be Hemulio ir muminuko tėčio su mama, kuriems atrodė dar per šalta. Žalios kaip stiklas ir baltos bangos ritosi per smėlį.
Kaip smagu būti žvaliu muminuku ir šokinėti stiklo žalumo bangose, kai teka saulė. Naktis buvo pamiršta, jų laukia nauja ilga birželio diena. Lyg jūrų kiaulytės nardė tiesiai per bangas, plaukė per jų keteras kranto link, kur sekliame vandenyje žaidė snifas. Snusmubrikas, aukštielnikas, nuplaukė toliau ir žvelgė į žydrą giedrą dangų. Tuo tarpu muminuko mama ant akmeninio ugniakuro išvirė kavos ir ėmė ieškoti sviestinės, kurią buvo paslėpusi nuo saulės pakrantės vandenyje. Tačiau veltui. Audra ją nusinešė. Kokie sumuštiniai be sviesto, skundėsi mama. Reikia pasižiūrėti, ar audra nedavė mums ko nors kito vietoj sviesto, tarė muminuko tėtis. Pagėrę kavos trauksime apžiūrėti pakrančių ir patyrinėti, ką jūra išmetė. Taip jie ir padarė. Kitoje salos pusėje iš jūros kyšojo nusvidinta iki blizgesio pirmovinių uolų nugarą. Tarp tų uolų galėjai aptikti kriauklytėmis nusėtų miško aikštelių, kuriuose slapta linksminasi jūros undinės, arba juodų slėpiningų tarpeklių, kur taip griaudėjo bangų mūša, tarytum kas būtų daužęs geležinės duris. Kartais tarp uolų atsiverdavo nedidelė grota. Kartais uolos prasmegdavo skradžiai, o žemai apačioje tarsi geldoje šniokšti sukuriavo vanduo. Kiekvienas savarankiškai patraukė ieškoti audros išmestų pakrantėn turtų arba kokio sudužusio laivo nuolaužų. Nieko įdomesnio negalėjo būti, nes tuos nuostabius daiktus reikia ne tik rasti, bet dažnai dar ištraukti iš jūros. Muminuko mama nusileido žemyn į smėlio aikštelę už milžiniškos uolos. Smėlyje augo kupsteliai žydrų čežančių jūros gvazdikų. Plonus laukinio avižų stiebelius švilpino įsisukęs vėjas. Mama atsigulė užuovėjoje. Iš čia ji regėjo tik žydrą dangų ir gvazdikus, kurie lingavo jai virš galvos. Pailsėsiu menką valandėlę, pamanė ji, bet netrukus jau kietai miegojo ant šilto smėlio. O Snorkas užkopė į patį aukščiausią kalną ir apsidairė. Jis matė nuo vienos salos krašto, lygiai kito ir sala atrodė, lyg puokštė gėlių, plaukianti per neramę jūrą. Išvydo snifą, judantį taškelį, ieškantį sudužusio laivo turtų. Toliau šmėsčiojo snusmubriko skrybėlė. Ten Hemulis kasė retą orchidėją. O tenai? Be abejonės tenai spirta žaibo, didžiulį uolos luitą, didesnį negu 10 trolių mumių namelių. Žaibas perskelė tartum obuolį. Ir abi dvi pusės pasidavė į šalis, atverdamos gilų tarpeklį. Snorkas baimindamasis įsiropštė į plyšį ir apžiūrėjo tamsias uolos sienas. Tai čia trenkė žaibas. Lyg nubraižytas anglimi juodavo žaibo zigzagas apnuogintame akmenyno viduje. Bet šalia jo vingiavo kitokia juostelė, šviesi ir žibanti. Tai buvo aukso gysla, niekas kitas, tik auksas. Snorkas pakrapštė toje gysloje peiliuku. Aukso kruopelė atplyšo ir nukrito jam į delną. Jis ėmė lupti vieną trupinėlį po kito. Net sukaitęs iš uolumo skėlė vis didesnius ir didesnius gabalėlius. Ir netrukus Snorkas pamiršo viską, išskyrus spindinti auksą, kurį atidengė žaibas. Jis nebebuvo pakrančių turtų ieškotojas, jis buvo auksakasys. Tuo tarpu Snifas rado labai kuklų daiktą, bet radinys pataisė jam nuotaiką. Jis aptiko kamštinę juostą. Kiek apipūdyta jūros vandens, bet puikiai jam tinkančią. Dabar aš galėsiu bristi net į gelmę, pamanė Snifas. Tikrai išmoksiu plaukti taip gerai, kaip ir kiti.
tai nusteps muminukas. Kiek tolėliau tarp tinklų, plūdurų ir dumblių jis aptiko plaušinę, beveik sveiką samtį, seną batą be kulno. Kokių brangenybių jis prisigraibstė iš jūros. Tolumoje Snifas pamatė muminuką, kuris stovėjo vandenyje ir kažką sunkiai tempė. Kažkokį didelį daiktą. Gaila, ne aš pirmas jį pastebėjau, pamanė Snifas. Kas ten po galais galėtų būti? Muminukas jau išgelbėjo savo radinį ir rideno per smėlį. Snifas vis tiesė ir tiesė kaklą, pagaliau suprato. Tai gelbėjimo ratas. Didelis ryškiaspalvis ratas. Ei, sušuko muminukas, ką tu dabar pasakysi? Radinys nepaprastas, tarė Snifas kritiškai pakreipęs galvą. Na, o ką tu manai apie šituos daikčiukus? Ir jis išrikiavo ant smėlio savo radinius. Kamštinė juosta geras daiktas, pasakė muminukas, tačiau ką veikti su pusė samčio? Jis pravers, jeigu skubėsi semti, tarė Snifas. Klausyk, o jeigu pamainytume? Plaušinę, samtį ir batą va į šitą seną gelbėjimo ratą. Tik per mano lavoną, atkirto muminukas. Bet gal aš keisčiau kamštinę juostą? Štai šitą paslaptingą talismaną, atplaukus iš tolimo šalies. Ir muminukas išsėmė keistą tuščią vidurį stiklinį rutulį ir pakratė jį. Rutulio viduje pakilo ir ėmė sukuriuoti daugybę snaigių, kurios paskui nurimo, nusileidusios ant namelio su langais iš sidabrinio popieriaus. O, te pasakė Snifas. Ir stipri kova užvirė jo širdyje, pernelyg mylinčioje turtus. Žiūrėk, tarė muminukas ir vėl supurtė sniegą. Aš nežinau, sušuko Snifas nusiminęs. Aš iš tikrųjų nežinau, ko labiau trokštų, gelbėjimo juostos ar žiemos talismanų. Širdis pusiau plyšta. Tikriausiai pasaulyje toks sniego talismanas vienintelis, pasakė muminukas. Bet aš negaliu perleisti tau plaukiojimo juostos, sudėjavo Snifas. Mielasis muminuk, ar mudu negalėtume pasidalinti šitos sniego pūgelės? Numykė muminukas. Gera būtų kai kada ją palaikyti letenose, prašė Snifas, bent jau sekmadieniais. Muminukas truputį pagalvojo. Jis ėjo taip arti putojančių bangų, kiek tik įmanė. Ir kai jos puldavo jo batus, atšokdavo ir juokdavosi. Tas jas kaip reikiant erzino. Truputį tolėliau nuo Kyšulio Snusmumrikas sutiko muminuko tėtį, kuris rankiojo rąstigalius ir lentas. Argi ne puiku? Sušvakštė muminuko tėtis. Argi ne puiku? Sušvakštė muminuko tėtis. Iš jų aš pastatysiu prieplauką nuotykiui. Gal padėti graibyti? Paklausė Snusmumrikas. Ne, ką tu? Išsigando muminuko tėtis. Pats susidorosiu. Susieškok, ką nors pats ir graibyk. Buvo daug daiktų, kuriuos galėjo išgelbėti iš jūros, bet Snusmumriko jie neviliojo. Nei statinaitės, nei pusė kėdės, pintinė be dugno ar lyginimo lenta. Sunkus neįdomus daiktai. Snusmumrikas susikišo letenas į kišenes ir ėmė švilpauti. Jis saugodavosi bangų arba vydavosi jas erzindamas. O kai bangos norėdavo jį sučiupti, vėl atšokdavo. Palei visą atkampaus smėlėto kranto ilgį. O prie Kyšulio Frekensnork laipiojo po uolas. Nusvilusią galvą, prisidengusi jūros lelijų vainiku, jie ieškojo radinio, kuris visus nustebintų ir sukeltų pavydą. O kai visi atsistebėtų iki soties, jį padovanotų radinį muminukui. Suprantama, jeigu tai nebūtų koks papuošalas, buvo sunku laipioti tarp akmenų ir visą laiką prilaikyti vainiką, kad vėjas nenupūstų.
Vis dėlto bangos jau buvo sumažėjusios. Piktai šnypščianti jūra pakeitė savo žalias spalvas į žydras ir bangos nešė putotas keteras toliau. Oi, daugiau lyg papuošalą negu įniršio ženklą. Freken Snork nusigavo į siaurą žvėringą upelio vagą, kuri tiesėsi palei vandenį. Bet ten nebuvo nieko, tik truputis dumblių ir nendrių, bet to keletas lentgalių. Nusiminusi patraukė kyšulio link. Liūdna, kad kiti visuomet daug daugiau nuveikė negu aš, svarstė Freken Snork. Jau šoka ant ledo lyčių, užtvenkia upelius ir sugauna skruzdžių liūtą. Aš taip norėčiau padaryti, ką nors negirdėta, viena, kad muminukas susižavėtų. Atsidususi apžvelgė tuščią pakrantę ir staiga sustojo, o širdis ėmė daužytis krūtinėje, palei kyšulį, o ne, pernelyg kraupu. Kažkas gulėjo, bangų trankomas į pakrantės akmenis, o galva buvo panirusi po vandeniu. Kažkas baisingai didelis, 10 kartų didesnis už mažytę Freken Snork. Tuoj pat lėkiu pas kitus, pamanė ji, bet nebėgo. Tik tu nebijok, padrąsino save Freken Snork. Pasižiūrėk, kas tai. Ir virpėdama jį prisiartino prie pabaisos. Ten gulėjo didžiulė moteris. Didžiulė moteris be kojų, siaubas. Freken Snork nedraščiai žengtelėjo artyn, sustojo galutinai priblokšta. Didžiulė, medinė moteris ir nuostabiai graži. Praskaidrų vandenį švytėjo jos ramus šypsas veidas, su raudonais skruostais ir lūpomis, o apvalios žydros akys plačiai atmerktos ir plaukai žydri, ilgas dažytos garbanos raitėsi jam pečių. Tai karalienė, pagarbiai pamanė Freken Snork, gražiosios damos rankos gulėjo sukryžiuotos ant krūtinės, kur žvilgėjo auksinės gėlės ir grandinėlės, o nuo laibo liemens krito minkšto raudono apdarų klostės. Ir viskas išdažyto medžio. Tik keista, kad ji neturėjo nugaros. Tai net pernelyg prašmatni dovana muminukui, svarstė Freken Snork, bet vis dėlto jis ją gaus. Vakarop Freken Snork išdidžiai atsirė į įlanką, apžergusi medinės karalienės pilvą. Tu radai valtį? Paklausė Snorkas. Oho, tu sugebėjai ją atplukdyti visai viena, nusistebėjo muminukas. Tai laivo Forštevenio papuošalas, pasakė muminuko tėtis, kuris jaunystėje plaukiojo jūromis. Jūrininkai paprastai puošia laivo Forštevenį dailiomis medinėmis karalienėmis. Kodėl? Paklausė Snifas. Kad būtų tikrai gražu, atsakė tėtis. Bet kodėl ji be nugaros? Paklausė Hemulis. Todėl, kad ji būna prikalta prie Forštevenio, tarė Snorkas. Tai suvokė ir ką tik išsiritęs viščiukas. Ji per didelė nuotykiui, tarė Snusmumrikas, kaip gaila. O kokia gražuolė. Atsiduso muminuko mama. Šitokia graži. O koks jai džiaugsmas iš to grožio. Ką tu su ja veiksi, paklausė Snifas. Freken Snork nunarino akis ir šyptelėjo, paskui pratarė. Manau, padovanoti ją muminukui. Muminukui užkando žadą, visas iškaitęs, jis priėjo prie jos ir nusilenkė. Freken Snork sumišusi tūptelėjo ir viskas atrodė taip, lyg muminukas būtų ją kvietęs šokiui. Sesut, tarė Snorkas, tu nematai, ką aš suradau. Ir jis išdidžiai parodė į nedidelę žvilgančią aukso krūvą, kupsančią ant smėlio. Freken Snork nustebusi pasižiūrėjo. Tikras auksas, sunkiai iškvėpė jį. Jo yra daug daugiau, nusijuokė Snorkas, visas aukso kalnas. Ir aš surinksiu viską, kas nubirės iš to plyšio, ir tas auksas bus mano, tarė Snifas. O kaip visi žavėjosi tais radiniais, troliai mumiai staiga praturtėjo, bet vertingiausia vis dėlto buvo gražioji karalienė ir mažytė sniego pūga stiklinėme rutulyje. Sunkiai pakratas burlaivis
Galiausiai nuplaukė nuo negyvenamos salos į dar neramę audros jūrą. Jis traukė iš rąstų ir lentų sukaltą plaustą, kurio krovinį sudarė auksas ir žiemos talismanas, didžiulis ryškiaspalvis gelbėjimo ratas, batas be kulno, pusė samčio, kamštinė juosta ir plaušinė, o pirmargalyje gulėjo karalienė, žvelgdama virš jūros. Šalia jo sėdėjo muminukas uždėjęs leteną ant gražių mėlynų jos garbanų. Jis buvo be galo laimingas. Frekensnork kada nekada dirstelėdavo į jį. Kad aš būčiau tokia graži, kaip toji medinė karalienė, mąstė jį. O aš net nebeturiu plaukų. Ji jau nebebuvo linksma. Ji buvo kone liūdna. Ar tu myli medinę karalienę? Paklausė jį. Labai, atsakė muminukas, net nepakeldamas akių. Bet tu ką tik sakei, kad tau nepatinka mergaitė su plaukais, tarė Frekensnork. Bet to ji tik išdažyta. Bet kaip gražiai, tarė muminukas. Frekensnork paniuro. Jis žiūrėjo į jūrą tramdydama raudą ir po truputį pilkėjo. Šita medinė karalienė atrodo kvaiša, piktai išdrožė jį. Tada muminukas pakėlė akis. Kodėl tu pilka? Paklausė jis nustebęs. Šiaip sau, atkirto Frekensnork. Muminukas pasitraukė iš pirmagalių ir atsisėdo šalia jos. Žinai ką? Tarė jis po valandėlės. Medinė karalienė iš tikrųjų atrodo baisi kvaiša. Taip, argi netiesa? Sutiko Frekensnork ir vėl paraudonijo. Saulė palengva leidosi ir ilgi žvilgantis ribuliai pageltonavo kaip auksas. Viskas pageltonavo kaip auksas. Burės, laivas ir jo keleiviai. Ar prisimeni, kaip mes pamatėme auksinę peteliškę? Paklausė muminukas. Frekensnork linktelėjo ir pavargusi ir laiminga. Toli, toli stuksojo negyvenama sala, liepsnodama nuo saulėlydžio. Man įdomu, ką jūs ketinate veikti su Snorko auksu? Paklausė Snusmumrikas. Papuošime juo gėlių lysves, tarė muminuko mama. Žinoma, tik su didesniais gabalais, nes mažieji atrodo kaip šiukšlės. Paskui visi tylėjo, sėdėjo ir žiūrėjo, kaip saulė paniro į jūrą ir spalvos išblėso iki mėlynos ir violetinės, o tuo tarpu nuotykis tyliai supuodamasis plaukė namų link. Aš taip. Iki pasimatymo, vaikai. Iki.